Kodėl saloprofilaktika egzistuoja? Turiu labai paprastą atsakymą. Tarkime, Kaune yra virš 300 privačių odontologijos klinikų bei kabinetų ir jų kuriasi vis daugiau. Dar nemažas skaičius yra valstybinių gydymo įstaigų ir šeimos centrų, kuriuose taip pat yra suteikiamos odontologinės paslaugos. Visos jos turi savo klientų ratą ir dirba pilną darbo savaitę. Pacientai kreipiasi dėl tų pačių problemų – dantų skausmo, kraujuojančių dantenų, parodontozės, reikalingos įvairios chirurginės intervencijos, implantacijos ir kitos procedūros. Visa tai yra pasekmė blogos asmens burnos higienos ir su tuo sutiktų visi gydytojai. Remiantis statistika ir pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, profilaktika yra pati svarbiausia. Jos dėka daugelį problemų galima sukontroliuoti. Tarkime, Suomijoje ir Vokietijoje profilaktika egzistuoja bene 80 metų. Lietuvoje virš 20 metų. Žmonės, suvokdami, kad profilaktikos priemonėmis galima turėti sveikus dantis, neraginami atlieka profesionalią burnos higieną, todėl odontologijos kabinetai mažai sulaukia pacientų, kurie skundžiasi skausmu, turi daug sugedusių dantų ar parodontozę. Ir tai yra geriausias įrodymas, kaip toli galima pažengti, suformavus tinkamą požiūrį.